Sveiki, čia Gintarė iš tavo Sveikata LT ir šiandien aš noriu pakalbėti ir pasidalinti savo patirtimi 10 dienų gyvenant nenamie. Tai dažniausiai, kuo tai gali jums pagelbėti, tai dažniausiai yra tie atvejai, kai išvažiuojate kažkur atostogauti savaitę, 10 dienų, 5 dienom, 2 savaitėm ir panašiai. Ir tada viskas, ką turėjote pastatę su maistu, atrodo ima ir sugriūna ir tada grįžtate su papildomais kilogramais ir tada pykstate ant savęs, kad išvažiavau atostogauti ir priaugau 3 kilogramus ir dabar neturiu motyvacijos ir tada užtrunkate dar 2 ar 3 savaitės, kol grįžtate į ritmą. Ir taip toliau, ir ne tik sveikatos pokyčiai į, negeresnę pusę, bet ir visa psichologinė būklė. Atrodo, kol valgiau atostogose, tol gerai, o grįžau ir prasidėjo visos šitos problemos. Tai labai tikiuosi, kad šitas video gali jums padėti būtent šitais atvejais, nes per praeitą savaitę užbaigiau 10 dienų meditacijos stovyklą, ir ten aš neturėjau visiškai pasirinkimo, ką valgyti ir jums dažnai tai būna, jeigu jūs važiuojate į keliones ir, pasirinkimas maisto dažnai yra limituotas dėl to, kad arba valgote, restoranuose, kavinėse, valgyklose, žodžiu, ne savo gamintą maistą, arba būna, kas išvažiuoja į viskas įskaičiuota kelionės ir tada jau iš viso biudžetas neriboja, akis ima viską, ką mato, tai ką daryti, tai kaip elgtis tose kelionėse. Tai pirmas dalykas, neoficialus, čia turiu tokias 5 stadijas išsirašiusi, per kurias pati perėjau ir kuo greičiau ta paskutinė stadija ateis jūsų atostogų metu, tuo geriau. Bet vienas toks neoficialus dalykas, pirmiausia, ką norėčiau paminėti, tai kad turite priimti, kad įvyko, kas įvyko ir priimti, kad nebus tobula mityba, ypač jeigu jūsų mitybos įpročiai nėra stiprus. Mityba turiu omeny tą idealioji mityba, ar ne, kokia jinai turėtų būti, bet tai nereiktų savęs teisti už tai, nereiktų savęs plakti už tai, reiktų priimti, kad bus pokytis, kažkas keisis, bus nelengva, nebus idealu, ar ne, ir padėti tą perfekcionizmą į šoną ir tada bandyti tiesiog daryti, kas įmanoma geriausia tuo momentu. Ne kas idealu, o kas geriausia tuo momentu. Tai čia toks psichologinis. Tai pirmiausia, noriu pradėti nuo to, ką visi tikrai patiriame, kai išvažiuojame, tai stadija numeris 1 ir aš ją pavadinau all in. Tai reiškia, tai čia kai važiuojate į tas keliones, kur viskas įskaičiuota, all inclusive, tai kas atsitinka, kad mes nueiname į tą vietą, kur jau valgome ir aš lygiai taip pat stovyklos, tokį, nežinau kaip čia, valgyklą, sakykim taip, bufetas toksai, ar ne, buvo, įėjau ir pirmas 2 dienas, tai tiesiog visko prikepta, visko prigaminta, noris visko paragauti, atrodo, nei pomidoro nebežinau skonio, nei duonos nebežinau skonio, nei košės nebežinau skonio, nei banano bežinau skonio ir viską akis mato, akis nori ir viską norisi išbandyti ir atrodo, kur valgydavau 1 porciją, ten pradėjau valgyti po 2-3 porcijas, ar ne? Tai čia pirmoji stadija, jinai yra labai natūrali, noris viską išbandyti, tai nuo šitos stadijos jinai bus, bet reiktų bėgti kiek įmanoma greičiau į stadiją numeris 2, kuri mano atveju buvo namai. Ką turiu omeny, sakydama namai, tai yra, kad pradėjau galvoti, nes maistas kasdien būdavo daugmaž tas pats. Ten nežinau, vietoje banano būdavo apelsinas, vietoje pomidoro, agurkas, ir panašiai, ar ne, bet daugmaž panašaus tipažo maistas. Ir aš galvodavau, kad tai o ką aš namie iš šitų produktų, ką jie man pateikė ant bufeto, ko aš tikrai niekada arba super retai turiu namie. Kas yra tas dalykas, kurio tiesiog minimalia logika aš nevalgyčiau. Ir mano atveju tai buvo batonas, bulka, jie vadina čia Ispanijoje tai duona. Bet tai yra tiesiog baltas batonas, paskrudintas, ir kadangi aš jo ilgus metus nevalgau, tai natūraliai labai norėjosi. Bet šiaip tai buvo tas numeris 1 dalykas, kur sakiau, palauk, Gintarė, tai
nu tikrai, batono tu niekada neperki. Ir tu nelabai valgai. Ir kodėl tu čia turėtum valgyti dabar batoną tik dėl to, kad visi kiti jį valgo, ar ne? Ir kad jisai tau padėtas prieš akis. Tai stadija numeris 2, pagalvokite namų sąlygomis, ko tikrai neperkate, kas ten yra ir, pradėkite atsisakyti ir nevalgyti būtent tų dalykų, ko pas jūs natūraliai namuose nebūtų. Kažkam tai bus purgos, kažkam tai bus duona, kažkam tai bus, nežinau, džemai, kažkam tai bus saldumynai, kažkam tai bus dar kažkas, ar ne, bet žodžiu, eliminuokite šituos dalykus. Dabar trečias dalykas, kad po turbūt 4 kokių dienų pradėjau galvoti, kad gerai, pavyzdžiui, toks dalykas kaip avižinė košė, aš jos tikrai praktiškai niekada nevalgau, bet pusryčiams ji ten buvo kaip kone pagrindas. Ir aš galvodavau, tai ką man čia dabar daryti, aš kaip ir ten košė su džemu, kaip ir skonis geras, bet žinau, kad tikrai man jisai nelabai patinka mano organizmui, tai ką man dabar daryti, tai aš tiesiog nusisprendžiau pamažinti. Vietoje to, kad įsidėčiau pilną bliūdą, ten tos avižinės košės ir prisimaišyčiau ten visokių džemų ir visų kitų nesąmonių, aš tiesiog paimdavau truputėlį, nepilną porciją, gal trečdalį ar ne, pradžiai gal truputėlį mažiau, tai stadija numeris 3, tai ką norite valgyti, bet kas žinote, kas, galbūt jums netinka, jūs nevalgote, kad tai nėra jums gerai, pradėkite tiesiog paprasčiausiai mažinti. Net jeigu ta pati bulka, batonas, balta duona, kaip čia pavadinsi, net jeigu šituo atveju, tai tiesiog galima paimti ne 3-4 riekeles su džemu, bet galima paimti, nežinau, atskeltą kur pusę būna, ar ne, riekelės ir taip valgyti. Tai tiesiog trečia stadija pradėti mažinti. 4 stadija, ką priejau, kad susimažinau, truputėlį geriau pradėjau valgyti, bet jaučiu, kad vis tiek yra viskas, ne taip mano organizme, kaip aš esu įpratusi, kad būtų, jaučiuosi negerai savo kūne, tai ką toliau daryti. Ir 2 dalykai, ką tikrai senai žinojau, visada praktikau, bet tik aplinka keičiasi, aš atrodo pamirštu. Ir tai yra 2 dalykai. Pirmas dalykas tai yra skysčiai. Prieš maistą dar, bet su maistu ir tik ką pavalgius, bent pusvalandį, bent valandą, negerti jokių skysčių, jokių sulčių, jokio vandens, jokių kakavų, jokių arbatų, jokių kavų, nes visas šis dalykas ir galite patys ir namie, net jeigu dabar nekeliaujat, pastebėti, kad kai jūs pavalgote ir jeigu tai užliejate su skysčiu, jūs jaučiatės iš karto tokie išsipūtę ir tokie norintys gal pagulėt ir tokie sunkiai judantys dėl to, kad skystis jisai, jūsų organizmas pradeda dirbti ir jūs jam potvinį užnešat, ar ne, jūs sutrikdot visą maisto virškinimo darbą ir nežinau, jums čia naujiena, ne naujiena, bet tikrai toks dalykas kaip minimum valanda po maisto nuo pradėjimo valgyti laikotarpio skysčių būti neturėtų ir iš tiesų nustojau gerti skysčius, likdavau be kavos tam per dieną, ir tebūnie, bet jausdavus tikrai žymiai beprotiškai geriau, net jeigu ir su ne savo gamintu maistu. Ir prie to pačio, ką pradėjau daryti, čia jau turbūt 5-6 dieną, tai yra, kad jie visada ten visokių desertų pridėdavo, vaisių taip pat ir, aš tą vaisių vis, tai bananą, tai ten mandariną, tai ten kažką ir atrodo toks nekaltas dalykas, ar ten kaip obuolys, obuolių iš vis tragedija buvo, atrodo toks nepaprastas dalykas, bet aš jau esu savo organizmą įpratinusi, kad kai valgau pagrindinį maistą, su juo dažniausiai nebūna jokių vaisių, nes vaisius suvalgytas ne ant tuščio skrandžio, jisai pūdo mūsų visą maistą, kurį suvalgėme ir dirgina ir virškinimą, ir žarnyną, ir kepenis apsunkinat ir taip toliau, žodžiu, sugadinat darbą. Vaisius yra kaip bomba. Vaisiai yra gerai, vaisiai turi labai daug antioksidantų, vitaminų ir taip toliau, bet vaisius reiktų valgyti arba super mažais kiekiais, jeigu tai yra kažkoks kartu kitas maistas, bet šiaip vaisius reiktų valgyti atskirai. Tai 2 dalykai, kaip 4 stadija, ką pradėjau daryti, tai nustojau gerti
vandenį su maistu ir nustojau valgyti vaisius su maistu. Jau geriau pasimdavau tą bananą ir aš jį suvalgydavau po kokių 3 valandų. Tai va. Ir paskutinė stadija, aišku, čia yra idealiausia, tačiau atostogose ne visi mes ją galime pasiekti iš karto, bet tikslas turėtų būti kiek įmanoma greičiau pereiti prie šitos 5 stadijos ir tai yra atsirinkimas. Tai yra, turite pradėti galvoti, kas yra jūsų mityba, kas yra ta idealioji mityba, nesiparinti, nebandyti pasiekti tos idealios mitybos visada, bet pagalvoti, kas tai yra. Ir pagal tai galvoti, koks maistas ten būna, ką aš iš tiesų turėčiau valgyti ir nusiteikti iš anksto. Ne tuo momentu, kai jau akys mato viską, bet iš anksto, ką valgysit. Ir mano atveju, tai aš nevalgau ir man ypač kaip tik dar šitos stadijos momentu prasidėjo mėnesinės, o kai prasideda mėnesinės dėl hormonų ir apskritai patartina valgyti mažiau angliavandenių moterim, kad hormonai, ten estrogenas, testosteronas ir taip toliau geriau veiktų. Bet, žodžiu, čia kita tema. Žinau, kad šituo momentu man ir šiaip reikėtų, ir dar dėl pačio kūno signalų, ar ne, turiu valgyti mažiau angliavandenių. Ir tada galvoju, maistas buvo vegetariškas, natūraliai ten yra labai daug angliavandenių. Aš galvoju, gerai, o tai kas yra, ką aš galiu valgyti, kas būtų vis tiek man valgoma, bet su mažiau angliavandenių. Tai aš tiesiog pusryčiams rinkdavausi jogurtą su kakavo šaukšteliu ir kartu pomidorai apibarstyti sezamų sėklomis. Tai būdavo mano pusryčiai, jie nebūdavo tokie, kur super daug prisivalgau, bet dar ir geriau, nes man medituoti būdavo lengviau su mažiau maisto skrandyje. Tai pusryčiams tai rinkdavausi, o pietum paprasčiausiai prisikraudavau begalę salotų su alyvuogių aliejum. Turėdavau riebalą, iš kurio turiu energiją ir apskritai visus vitaminus, visas skaidulas. Tai kadangi tai nėra ilgas laikotarpis, man ten buvo likę gal 4 dienos, tai net ir mažesnės porcijos, iš tiesų tai net nežinau, ar ten labai mažesnės porcijos buvo, bet tikrai nebuvo tokios, kur aš ten alkana sėdėčiau, bet labai svarbu buvo iš anksto nusiteikti, kad pusryčiam duoda tą, atsirinksiu tą, nes nei košės nevalgysiu, nei ten saldžių bulvių nevalgysiu, nei pupelių nevalgysiu ir taip toliau, nes tai yra angliavandeniai. Tai 5 stadijos, labai tikiuosi, kad kitose atostogose, arba, tai nebūtinai gali būti atostogos, tai gali būti ir kažkokia gal giminės išvyka ar kažkas tokio. Gal net paprastas gimtadienis vienos dienos, ar negalite iš karto galvoti apie šitą, arba bent jau šitą stadiją, ar ne. Tai kiek įmanoma labiau pasiekti tai, kad pradedate galvoti, ką jūs valgote ir kas yra ant stalo, kas iš tiesų yra jums valgoma. Tai va, pasidalinau savo gyvenimišką patirtim ir labai tikiuosi, kad tai yra jums bent truputėlį naudinga. Gražios jums dienos.